rest assured that tomorrow. Gerai, kavos pakodint. Labą dieną. Tai kava latte. Ar man naudoti Inertia.js, ar man kurti API endpointus ir callinti juos ir taip gauti duomenis savo website'ui? Gal jūs man ką patartumėt? Čia šitos nuotraukos jau labai daug jų pasenę. Pakeitė komandą, išėjo į pensiją, dar neaišku kur žais. Nežaidžia jau senai šitoj komandai, pakeitė komandą, jau antrą pakeitė komandą. Nebežais šitoj komandai. Bet aš juos paliksiu. Tokius paliksiu, kokie yra. Vienas pagrindinių tikslų, kodėl aš migruoju website į PHP Laravel. PHP, tai aš jau kažkiek kodinsiu PHP, tai turiu žinių PHP. Tai dėl to pasirinkau PHP frameworką, nes tikėjausi, kad bus žemesnis, mažesnis learning curve. O taip pat aš noriu mano website, kad atsirastų register sign-in, kad useriai galėtų prisiloginti. Štai pavyzdžiui, Arūnėlis, ten koks nors jo čia. Ir čia noriu, kad useris prisiloginęs, jisai matytų ten daugiau įrankių. Jeigu tu nesi prisiloginęs, tu nematai daugiau įrankių. Tai pirmas dalykas, aš prisitraukiu userius arčiau save. O kuomet aš juos turiu čia pas save, tai aš galiu pradėti žaisti visokius tokius žaidimus. Nusipirk ten kokį nors pro paketą ir naršyk mano puslapyje be reklamų. Nors šiuo metu reklamų nėra nei vienos, bet galbūt galiu ateiti įdėti reklamas. Antras dalykas, nusipirk pro paketą, kad turėtum prieigą prie dar geresnių toolsų, krepšinio stats analizės toolsų. Bet kad tai pasiekti, tada reikėtų integruoti kažkokią tai mokėjimo sistemą, gal Paysera. Esat integravę Paysera? Mačiau Paysera ten pagal dokumentaciją, tai nelabai sunki integracija. Netgi yra aprašyta PHP projekto integracija. PHP projekto ir Payseros integracija. Tai galėčiau per Payserą susirinkti subscriptionus, kažkokį tai mokestį mėnesinį iš userių. Tai va taip va. O trečias dalykas, kodėl pasirinkau migruoti į PHP, kodėl pasirinkau iš vis upgrade'inti, level up'inti savo programą, savo kodinimo skillus, tai galbūt ateityje, kada ieškosiu darbo ir turėdamas žinių va šitų, kurias dabar sukaupsiu kodindavo savo projektą, migruodamas į va šitą tech stacką savo projektą, galbūt aš šitas žinias galėsiu panaudoti ieškant darbo. Ir čia labai gerai įvažiuojam, ką man naudot, ar Inertia.js, ar API endpointus. Dauguma darbo skelbimų prašo, kad tu išmanytų apie API endpointus. Turėtum hands-on experience, turėtum hands-on patirties API endpointus. Tai kol kas šią minutę dabar aš linkstu link API endpointų. Pildyti dar vieną puslapėlį. Vakar labai dvejojau, ką čia man pasirinkti, ar API'us naudot, ar Inertia, ir pasirinkau Inertia. Bet dar taip nesu labai stipriai prisikomitinęs, o pagrindinis kriterijus, kodėl pasirinkau Inertia, nes jau galiu kilt, jau su dabartiniam savo žiniom, jau su šituo tech stacku galiu kilt, jau galiu pradėti daužyti, kur šitos puslapius, migruoti, o jeigu šoku ant API'us, tai dar negaliu kilti, dar reiktų man išmokti, kaip tą API maintenint. API-aus autentikacijos dar pilnai nesuprantu, tai šiaip nežinau ką daryti, bet noriu ir API endpointus išmokti. Galbūt galiu turėti Inertia ir paraleliai sukurti API endpointus, kelis API endpointus ir pasimokinti su jais dirbti, juos maintainint. Ir taip įgaučiau žinių dirbti su API endpointais. Kas galvoja reikalas? Tvarkau reikalus. Šiandien, gerai, važiavam, šiandien kita diena. Vakar sekėsi kodinti neblogai, strigau, bet ir kartu progresavau normaliai, šiuo metu dirbu ties. Noriu, kad mano web appas veiktų kaip single web app ir kai dropdowną paklikinu kažkokį tai kitą optioną ir kad puslapis persikrautų, bet ne visas persikrautų, tik tai tam tikrą komponentą perkrautų ir straglinu. Gerai, nesvarbu, tikrai įveiks Sprite'ą, nuvažiau pas daktarą, tikiuosi jam viskas bus gerai ir gavau emailą, kad parėjo mano naujas. Labai laukiau šitą dalyką, važiuoju dabar pasimti. Gavau emailą, kad jau
atėjo mano nauja kamera ir naujas objektyvas. Sekantis video jis tiesiog bus bomba, kokios bus geros kokybės. Gerai, o dabar važiuojam surasti vietą, kur galėčiau pakodinti. When I saw my woman kiss another man, said I know, no baby, no not again. Another lost love, another broken heart. I got to go, got to lose again. Hey, hey, hear what I say. Padėčiau staliuką, kur yra rozečių. Pavyko padaryti, kad perlaudintų puslapį, viso puslapio neperkrovus, o perkrautų tik tai tam tikrą komponentą. Jeigu gyvatelė suksis, tai reiškia šūdas, jeigu nesisuks, tai reiškia gerai. Vezėm kovį ir dabar kitą sezoną užlaudinam. Valdai. Ir čia gyvatelė nesisuka. Tai tikiuosi, kad čia jau veikia kaip single page up. Tikiuosi, kad šitas indikatorius, kad gyvatelė nesisuka ir parodo, kad tai yra single page up. Žiauriai kietai jaučiu nusipelniau cepakų. O, čia kaip tik cepakai. Kodinį kažkokį projektą, tai tau reikia belė kokio kompo, kuris turi klaviatūrą. Viskas, ką tau reikia. Važiuoju pasimt spraituško, biški neramu spraituškino. MVP, mano MVP spraito. Biški neramu, nes jam darė operaciją tokią dantų. Not a big deal turbūt, bet vis tiek. Važiavau pasimt spraito. Nu, spraitai, labas, pasakyk. MVP, pasakyk labas visiems. Po narkozės, kaip po išrautų 4 dantų, tai visai gerai laiko. Žinai, kiek kainavo išraut 4 dantis? Išraut spraitį 4 dantis kainavo. Secrets don't keep so easy. Lies hurt so tough. I'm glad that it's all over. If there's no trust. Kainavo 200 eurų.